Taigi šiandien mes debatuojame tema, ar Lietuvai yra naudinga įsivesti eurą 2015 metais ir šiuo debatų metu mes atstovaujame poziciją, kad taip, Lietuvai naudinga įsivesti eurą. Euras yra antra pagal prekybos aktyvumą valiuta tarptautinėse valiutų rinkose. Prieš įsivendant eurą į šalį reikia atitikti taip vadinamus Maastrichto kriterijus. Tai yra infliacija, metinis biudžeto deficitas, valstybės skola, valiuto kursas ir ilgalaikių paskolų palūkanų norma. Maastrichto sutartis yra žalinga Lietuvai, nes ji neleidžia plėstis mūsų ekonomikai. Baiminamasi, kad iš ES gali pasitraukti kelios šalis, tokios kaip silpnesnių Graikija ir stipresnių Prancūzija. Ir tokiu atveju šokas, kurį patirtų eurozoną paliekančios šalis ir visa finansų sistema būtų beprotiškai didelis ir sunkiai prognozuojamas. Antra, nuolatinio ekonomikų augimo epocha iš tikrųjų baigėsi ir jinai buvo pastatyta ant kreditų ir paskolų visos tos pamatų. Lietuvai nėra naudinga prisijungti prie kažko, kas eina silpnyn. Paaiškėjus, kad Latvija 2014 metais įsives eurą, jos skolinimosi kaina sumažėjo, nes dingo valiutos konvertavimo kurso rizika ir dėl šitos priežasties Latvija gavo 10 metų galimybę skolintis 0,8 ir 400% punkto pigiau negu Lietuva. Ši statistika puikiai parodo, jog euro įvedimas Lietuvai yra naudingas, nes šiuo metu Lietuvos įsiskolinimai yra gana dideli ir tuo atveju, jeigu Lietuvoje būtų priimti eurai, Lietuvos ekonomikai tai būtų ženkliai geriau, kadangi jie galėtų visus tos įsiskolinimus grąžinti mažesnėmis palūkanomis. Mes galime pasiremti Estijos tyrimais ir vis dėlto investicijos vietoj pranašautų 4,5 kartų padidėjo tik 8,3%. Atlyginimas smuko jų, taip pat maisto produktų krepšelis pakilo 30% netgi, o prognozę BVP augimo šiais metais SEB bankas sumažino. Taigi visų pirma, privatus sektorius patirs nuostolių. Svarbiausia čia, žinoma, yra bankinis sektorius. Bankinis sektorius Lietuvos banko tyrimo duomenimis 2013 metais atlikto patirs 2 milijardų litų žalą. Kadangi Lietuvos bankas yra centrinis Lietuvos Respublikos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvai, tai turto sumažėjimo poveikis būtų jaučiamas ne tik bankiniam sektoriui, bet ir visiems žmonėms. Iš tikrųjų, mes žiūrime į Lietuvą, į Lietuvos ateitį ir Lietuvos gerovę. Jeigu mes pažiūrėtume visus tos procentus ir pinigus, kuriuos mums reikės prarasti, tai čia toli gražu nėra daug. Po įstojimo į Europą mes matome, kaip tai visą tai atsipirko ir kiek daug mes į tai investavę gavom labai daug atgal. Lietuvos banko ekonomistų skaičiavimais prisijungus prie eurozonos iki 2020-ųjų vidutinis metinis bendro vidaus produkto lygis būtų 1,8% netgi didesnis nei įsivedus euro. Tai pirmiausia, vienkartinė žala bankams ir skolintojams. Antra, prisirišimas prie nestabilaus ir labai atsakinga ir ganėtinai nepalankiai Lietuvai skolinimo politiką vykdančio Europos centrinio banko ir Europos stabilumo finansuose mechanizmo. Bet galiausiai ir dėl to, kad mes prarastume savo pinigų politikos savarankiškumą. Lietuvos litas jau dabar yra pririštas prie euro, taigi stabilumas nebėra kintantis globalioje rinkoje. Mes matome, kad tai netrukdo investavimui, tai netrukdo konvertavimo rizikai. Ponai ir ponas, jeigu mes priimame eurą, Lietuvos bankas tampa ganėtinai maža lėlė Europos centrinio bankų sistemoje. Mes turime atitikti Maastrichto kriterijus. Ką tai reiškia? Jog mes sąmoningai turime spausti savo ekonomiką, kad jinai atitiktų europinius standartus. Turėdami eurą, mes galėsime žymiai pigiau skolintis iš kitų valstybių. Ir ką tai reiškia? Jog kitos šalis labiau pasitikės mumis ir bus labiau linkusios duoti mums pinigų mažesnėmis palūkanomis. Jeigu valiuta yra viena stipriausių valiutų pasaulyje, tai tada verslai norės labiau importuoti ir labiau kurti darbo vietas toje šalyje. Na, vėlgi, mes matome, po 5 metų mes gausime daug daugiau pinigų ir mes gausime paramos iš eurozonos valstybių fondų. Taigi, galiausiai viskas atsiperka ir mes esame komanda, kuri žiūri į ateitį. Apibendrinant, mes norėtume pasakyti, jog visi pliusai iš ES tiek eurozonos jau yra pasiimti, būtent litas yra pririštas prie euro ir svyruoja pagal euro svyravimą ir euras atneštų maišatį ir baimę dėl savo neužtikrintumo. Dėkui.